Ką tik atplaukėm į kitą salą, dabar einame ieškoti mūsų taksisto, kuris turi būti su ženklu mūsų apartmentą. Vis dar apsaugota ausytė. Mūsų apartmentas, čia mūsų virtuvė. Toks ale salionas su tokiu medžiu. Lova. Netflix'o net turim. Toks va veidrodis. O mes kaip iš ekskursijos, čia tiesiog kai eini plauky su ferry, tai lipdukus tokius klijuoja. Ir čia išeinam į balkoną. O čia double. Ai, nu. Kaip čia reikia? Dar reikia išmokti. Va mūsų balkonas. Insane. Įkalnė tai, net nežinau kaip parodyti. Smagi. Atvažiavom į Kotalą, aš girdžiu viską tik viena ausis daug. Atėjom pavalgyti ir priėjom prie išvadų, kad čia daug fainiau negu Kopengane, nors mes tik porą valandų čia, bet mažiau jau čia negu porą valandų. Mūsų apartmentai tai 10/10 tiesiog. Labai gailimės, kad daug mažiau pasiėmėm negu Kopengane. Bet tuoj vertinsim, ar skanu čia valgyti ar neskanu. Bet reikės dar į vaistinę ir po to dar į daivinimo mokyklą. Tai tiek planų. Kokos sriuba. Ir kas čia? Baziliko stir fries. Aš nenorėjau maikę. Bitch don't kill my vibe. Nes aš nudigiau pečius ir ten burbuliukai pasidarė. Ir man reikia tik su maikėm dabar ilgom vaikščioti, bet mes išėjom. Ir aš buvau su trumpom rankovėm, tai man nelabai leido taip vaikščioti, tai aš nenorėjau maikę. Labai malonė, labai didelė. Pasakė didesnę pirkti, nes Eirimas irgi norės nešiot. Bet aš nemanau, kad Eirimas nešios, bet niekam nesakykit. Žodžiu, ką galim pasakyti, kad mums jau Kotalo daug labiau patinka. Čia daug gražiau ir daug fainiau viskas. Ir daug daugiau yra vietų, kur galima atsėsti pavalgyti arba šiaip parduotuvių. Milijardus. Aš nepasakyčiau gal, kad daugiau, bet jas tiesiog viskas koncentruotas ir tiesiog kažkaip viskas patogiai vienoj vietoj. Ir atrodo, kad jie daugiau impaktų kažkokį įdėjo. Labiau pasistengia, kad padaryti savo šopus ar dar kažką. Tokios gatvelės ir čia visur yra parduotuvės. Va, šiaip filmuoja žmonės, kad jiem parodė. Va čia ir daug pigiau viskas. Viskas daug pigiau. Jeigu Kopengane mes sumokėjom už masažą 400, tai čia 300. Ir šiaip daug kas. Ir smoothie pigiau ir viskas šiaip pigiau. Aišku, apgyvenimas brangesnis, bet aš manau... Bet mes pasirinkom brangesnis gyvenimas. Biški dabar sąžinė taip graužia, kad mes mažiau dienų pasiėmėm čia. Bet aš manau, čia ne nuo mūsų dabar priklauso, nes nežinojom. Nežinojom, kai čia bus. Va tai ir taip cute. Papuošta viskas. Visur tie papuošimai. Mes kažkur va ten gyvenom, va ten. Toks va nusileidimas jau ką. Aš net nežinau, kaip čia paaiškinti, bet belinkaip čia statau. Va, aš ant pirščiukų turiu eiti. Nes čia nusirident, tai 1-2. Pamatėm kažkoks paukštis neesnis. Ir čia va dar minėlė vaikščiai. Čia dar mūsų rooftopas toks. Su baseiniuku. Va dieną reikės. Va, biški matos, kad čia visur vandenis. Va čia baseinas ir ten dar džakuzis. Šaltas, bet džakuzis tas pats vanduo, kur ir baseiną. Ir ten man matosi miestas. Šviesos miesto. Labai gražu. Čia viskas krabai, kurie vaikšto.
Tai va, mėly žiūrovai, aš nusprendžiau, kad noriu padaivint ir dėl to, kad turėjau panika atakas anksčiau, man reikėjo pas daktarą nuvaryti. Aš dabar nuvariau pas daktarą, čia va daktaras toks. Ir buvo juokingiausias čekas. Patikrino spaudimą, tada patikrino, man atėjo daktaras kažkoks, kuris tiesiog kaip random žmogus atrodo, netgi ne kaip daktaras. Įkišo jausis tos tipo patikrint, bet jis jaučiu net nepažiūrėjo. Jis ten pusę sekundės, va taip, va, įkišo pažiūrėjo. Tada sako, kad atsigulk, aš atsiguliau. Patikrino per rūbų su tuo, kur to garsą patikrino. Nu, tipo, plaučius ten kažką, bet irgi ten pusę sekundės prisilietė. Sako, you can snorkel? Sako, yes. Sako, you can snorkel, you can dive. Viskas. 200 batų, kas čia, 5 eurai, viso gero. Va tiek va informacijos užteko sužinot, kad aš galiu divint, tai važiuoju dabar iki divinimo šopo ir bandysiu užsiregistruoti beginerių divinimui. Nuvariau į savo divinimo mokyklą. Čia, Black Turtle. Bandysim rytoj divint. Tai rytoj 11 val. Turiu atvaryti. Kainavo maždaug 7 eurų. Ir tada, jeigu norėsi papildomai dar divint, tada dar papildomai 20 eurų už dar vieną daivą. Bet šiandien turėsiu mokytis online testą, kad išmokti teoriją. Čia bus sunkiausia, man atrodo, dalis viso šito. Ir žiūrėsim, kaip pasiseks. O dabar varau pirkti vaisių ir daržovių, nes užsiprašė šeimininkė, kad nupirksiu vaisių ir daržovių, tai varau ieškoti. Neįsivaizduoju, dar kur rasiu jos, bet bandysim, kažkur rasim. Toliau esu paieškoję vaisių ir daržovių ir man atrodo, kuo toliau, tuo aš labiau galvoju, kad jų tikėjimas neleidžia valgyti daržovių, nes viskas, ką radau, tai vieną avokadą ir 2 agurkus mažyčius ir viskas. Vaisių kokiu tik nori, bele kur, bele kada ir bele kaip. Daržovių. Žodžiu, aš išvariau į haiką ir vienas pats sumokėjau apie 2 eurus įėjimą ir aš nežinau, kur aš atėjau. Man atrodo, aš biškį gal pasiklydau. Tipo, view žiauriai kėdavo, what the fuck, vos neužsiverčiau. Nesimato, iš naujo po to nufilmuosiu. Buvo geras view, bet kažkaip iš kažko kitko tikėjaus. Toks tarpelis su gražiu view. O kur kitkas? Kažkodėl šitą viskas apauga. Nu, žodžiu. Važiuosiu toliau tyrinėti, gal rasiu, ką nors, gal bežionį kokį pamatysiu. Kol kas jokių gyvūnų nesutikta ir view, nu, toks. Iš pradžių norėjau nueiti šitą namuką, tipo ten gali kaip ir atsisės, bet tada pamačiau tokio dydžio skruzdėlės, persigalvojau labai greitai. Nors iš ten vaizdas daug geresnis, nes čia man tokie medžiai trukdo, bet visai nieko vaizdelis. Nu, baigęs mano trumputis haikas, man atrodo, aš neradau visą šlapas jau. Prie plus 30 haikint yra neblogai, rekomenduoju, bet neradau, man atrodo, šitas vietas, kur man reikėjo, bet kažką pamačiau vis tiek, tai tiek to. Užteks, važiuoju toliau. Pamėginsiu jums parodyti kelią, kokį reikia važiuoti. Apsišykti galima iš tikrųjų. Jeigu kažkam įdomu, kokiais keliais reikia važiuoti, va, į kalną, va, tokį kelių, ramiai, va. Atvariau į kitą spotą, visas sušylęs, bet, sakyčiau, ne ką blogesnis. Tik tai šia tipo ale kavinė, tai man reikėjo nusipirkti arba gėrimą, arba 20 batų susimokėti įėjimą. Tai pasiėmiau tailandietiškos arbatos, to parodysiu view. Šitą jaučiu labiau užskaitau, nereikia nei haikint, nieko daryti, tiesiog ateini, kavos nusipirki, atvažiuoji. Ir pakankamai geras kelias iki čia, tai visai nice, su labai gražiu view. Paprašiau be cukraus,
Dabar supratau, kodėl visos kitos tokios skanios ir saldžius buvo. Nes ten cukrus kilogramas būdavo jaučiu pridėt. Bet nieko, biškis siekiau bus. Bet skanu vis tiek, skani arbatai. Šitą vietą labai populiari. TikTokas žiauriai išpopuliarino dar. Bet sako skaniausia vieta valgyti Patau. Tai pamėginsim. Kažkas biškį bijojo važiuoti su motorbaiku į kalną. Nes čia tokie kalnai, kad believe me. Tai dėl to aš ir bijojau. Net nefilmavo. Telefonas kupriniai buvo. Bet aš nieko nefilmavau. Jau tiek bijojo. Jeigu jau nieko nefilmavo, vadinasi, tikrai bijojo. Ne. Atsisakai viskas? Bet plaukus spėjai susitvarkyti? Jo. Po šalmų spėjau plaukus susitvarkyti. Bet aš negirdžiu šitą ausim, tai ką Irima šneka, aš nieko negirdžiu. Ne, tai ar taip niekada negirdi tavo skirtumus. Gerai, viso gero, mes išjungiam. Ate. O, Tokį blogą. perėjimą tokį. Ja. O gal galiu paprašyti iš priekio? Jeigu jums įdomu, kiek mes sumokėjom už praeitą mylą, tai 230 batų, čia 6 eurai. Už 2 didelius patiekalus, tipo normalius. Net nepilnai 6 eurus, ten 5 eurus su biškiu. Ir už 2 gėrimus, Fanta ir kola. Biškai lengviau taip gyvent, ne? Taip, sunku bus grįžus mokėti 15 svarų už vieną mylą. Kol Karolina filmuoja savo intro, aš nufilmuosiu savo intro. Tai šiandien atėjo diena, kai varysiu divint. Mano viena ausis biškiai užkritus yra. Šiaip nelabai gerai. Kitų šansų nelabai turim, nes negaliu ilgiau laukti, nes mes išvažiavam sekmadienį. Rytoj turėčiau varyti snorklint. O šiandien varau divint. Nu, taip pat divint. Ten taip ale bėginis daivas, kur mane už rankutės laikys ir aš tiesiog šoksiu į vandenį ir biškai panersim ir jaučiu išnersiu. Nelabai jaučiu prifilmuosiu, nes ir visų pirma ir taip neleisiu man GoPro su savimi, bet ir mes net neturim GoPro, tai turėsi tiesiog patikėti, ką pasakosiu. Jeigu ten kokį vėžlį arba ryklį pamatysiu, tai turėsi tiesiog patikėti ir viskas. Tai dar noriu pasakyti, kad šiandien kokį 2-3 metrų bangos. Ta prasme, pažiūrėkit į tos laivus. Mes jau išėjom iš namų. Aš eisiu į masažą. Irimas eina į scuba divinimą. Va čia eisiu. Va tai vadinu. Tokios kainos. Einu iš masažo, išminkyta belinkai. Visą kūną tiesiog ir ant manęs ir pavaikščioju ir viską. Tai dabar eisiu plaukų darytis. Aišku, dar turiu biškį laiko. Tai dar turiu laiko pasivaikščioti po parduotuvės. Va, praėjau savo pirmą treningą, dabar varau papietauti kažką lengvai, kažkąsi, kokius mišliniuočius 7-Eleven pasimsiu. Greitai paaiškino man, ką mes darysim, blemba, bus reikalų, turėsiu atlikti pratimus specialius, kad mokytis kaip po vandeniu būt. Tai turėsiu išimti savo tą kvėpavimo dalyką, tada vėl įsidėti burną, išvalyti ir panašiai. Žodžiu, bus įdomu. Kaip tik šnekėjo apie fotkes ten po vandeniu ir panašiai, sakė, kad, kadangi čia mano pirmas tas daivas ir panašiai, jinai negali kameros turėti ir aš negaliu kameros turėti, žodžiu. Tai gal pasiseks, gal kokią nuotrauką gauti, jeigu ten kiti daiveriai bus, jeigu nebus, tai turėsi tiesiog patikėti, kad aš buvau po vandeniu. Susadino, nesusadino dar visų, bet sadina mumis į laivą mūsų ir maždaug už pusvalandžio turėčiau būti vandenį. Aš nežinau, kam aš čia pasirašiau, neįsivaizduoju. Pinigėlių buvo išleista. Tai draugams šeimynai nupirkti viskiausių suvenyrų. Ir dabar laimingai eisiu darytis plaukų.
Tai toks plaukų rezultatas. Aišku, daug lengviau, kai išplauta galva, daug geriau. Bet šukavimas tai toks klasikinis, kaip ir aš su Dysonu galėčiau padaryti. Bet lengviau gyventi, tikrai daug lengviau gyventi. Ir sumokėjau 300 batų. Tai laukiu dabar maisto, valgys vėl makaronus su datu. Ir va mano pietus už 90 batų. Kad aš išsiploviau galvą, čia veikia kaip išsiplaunė mašina, 1:1, prasidėjo lietus. Prasidėjo lietus smagiai. Bet aš einu, man dar reikia paeiti iki tos vietos, kur norėsiu savo atviruką papiešti, patapyti. Bet lyja. Bet vis tiek nepasiduodu ir einu. Nors ir lyja, nors ir vėjas, vis tiek einu. Labiausiai tik nepatinka, kad sukilo taip vėjas, nes airimas dabar vandenį yra. Ir skuba daivina vandenį. Tai neatrodo, kad labai gera idėja, kai toks didelis lietus. Tikiuosi viskas gerai. Pirmą savo daivą. Insane. Tiesiog insane. Vienas labiausiai mentally challenging dalykų, kokį esu padaręs, bet tas jausmas, koks būti yra po vandeniu. Mes nėrėm tik 6 metrus ir ten turėjau daryti visokių pratimų ir panašiai. Bet insane. Nieko tokio, daug žuvų labai gražių pamačiau. Ir šiaip gražu buvo, bet dar tokio kažko labai ypatingo nepamačiau. Bet atrodo arbūzą nemokamai. Bet pats jausmas, kad tu esi taip giliai po vandeniu. Ir taip viskas ryškiai ir gražiai matos. Insane. Tikrai. Neužilgo plauksime į kitą vietą ir man leido pasirinkti, ar aš noriu dar vieną daivą daryti ar ne. Tai pasirinkau darysiu, nors biškį supanikavau vienoje vietoje. Bet vis tiek sakė, galiu daryti kitą, tai darysiu kitą. Baigęs mano daivinimas. Šį kartą daivinau 10 metrų. Man atrodo, sakė 10,5 daugiausiai buvom daivina. Insane experiences. Insane. Dabar tikrai gailiuosi, kad licenzijos nesilaikiau. Man jau bus daug baisiau negu iš tikrųjų buvo. Bet buvo baisu kai kuriais momentais tikrai. Bet emocijų tai belekiek. Tie koralai visokie ir panašiai. Aišku, gaila jau matas, kad biškiai ir mirė dėl degonės. Man atrodo, dėl karščio dar karštas jiems. Bet vis tiek insane, tos žuvis ir panašiai, tu tokiam kitam pasaulyje jauties. Bet taip sunku priprasti, kad reikia kvėpuoti pro burną, nepanikuoti ir panašiai, nes buvo momentų, kai biškai panikuoti pradėjau. Ir šį kartą jau turėjau išnerti, nes ausį labai pradėjo skudėti. Tai reikėjo išnerti lauk. Bet belekai smagu buvo. Tikrai kartuosiu. Bandysiu bent jau susirasti, kur kartuoti, nes tikrai kartuočiau. Belekas. Žodžiu, daug visko pripirkau vėl. Visą maišą, tiesiog dovanėlė viskiausių suvenyrų. Net airimų suvenyrų nupirkau, nors jis čia su manim kelioniai. Bet žinau, kad jis tau šito nepirktų. Tai liko tiesiog nueiti į parduotuvę, kažkokių papildomų dalykų nusipirkti ir tada galima eiti į pliažą ir dzėtis. Mes važiuojam namo su taksu, nesuprasi, ar mes važiuojam į poligoną, ar taksas mums veža namo. Lemba, rankų uždengia. Va toks va vaibelis. Mango priklausomybė? Nemanau. Čia mangas tik geras. Naujas rytas, naujas nesąmonės. Tai šiandien išvažiuoju snorkelint. Aš toks apsimiegojęs, atrodo, nes dabar yra 8 ryto. Ir kas nežino skirtumą tarp scuba daivinimo ir snorkelinimo, tai scuba daivinimas yra, kai tu su ta maske ir su
gas tankų, kvėpuoji oksigenų, deguonim po vandeniu. Ir vakar nėriau 10 metrų, pavyzdžiui, į gilį, o snorkelinimas yra tiesiog su tiuba ir kur tu paviršim plaukai ir biškį nebent paneri ir viskas. Tai va, aš šiandien esu vėl vienas, nes Karolina liko savo šiltoj lovai miegot. Nu, nepasakyčiau, kad lauke nėra labai šilta. Dabar 8 ryto ir jau 3-8 laipsniai. Bet kadangi čia vėl yra vandens pramogos, Karolina su vandens pramogom nėra, kad labai draugauja. Tai važiuoju šiandien vėl vienas. Ir duodu Karolinai pailsėti nuo visų pramogų ir nuo savęs. Tai va, keliaujam toliau ir pažiūrėsim, kas mūsų šiandien laukia. Ką šiandien pamatys. Vakar nepamačiau nei vėžlių, nei ryklių. Ir gal šiandien pasiseks, tai pažiūrėsim. Po pusvalandžio laukimo, tiesiog va čia užsilipom, bet fotosesiją nemokamai padarėm. Neįsivaizduoju, kokios nuotraukos gavos, bet galėsim įdėti su editim. Bet vaizdelis tai visai nieko. Bet laukti tai belikiek reikėjo čia užlipti. Dabar esam kažkokioje saloje, neatsimenu kokioj. Galėjot pamatyti biškį vaizdų nuo viršaus ir kaip jinai atrodo. Šiaip graži sala, bet reikėjo 200 pem batų susimokėti, kas yra apie 5 eurų 6. Tai skaičiau neverta, overpriced. Nu taip, gražu ir panašiai, bet nežinau. Dėl pačio snorkelinimo, tai dar tik vienam spote buvom, bet galiu pasakyti, kad pamačiau, jaučiu tiek pat arba netgi daugiau negu kad divindamas. Bet experience'ai visiškai kitokie, potyriai kitokie visiškai. Kai divini, scuba divini, nardai, daugiau ekstremų ir tiesiog įdomiau būti po vandeniu ir kažkaip susilieji labiau su tom žuvytėm. Snorkelini biškai jauties, kad trukdai jom, ypač kai tiek daug žmonių. Aš šalia pasiėmiau kažkokį premium už 300 papildomų batų, čia vėl kokie 7 eurai. Papildomi 7 eurus mokėjau, kad ale premium ir mūsų tik 2,5 turėtų būti, bet žiaurus skemas, nes laive tai 2,5, jo, bet tada tu iššoki į tą vandenį ir ten dar 4 valtys tiek suvarytas, 3 iš jų tos pačios firmos, tai tiesiog valti mažiau žmonių laiko, bet snorkelinimo vietą tiek pat suleidžia beveik žmonių, tai vis tiek ten apie 100 žmonių plaukia. Ir aš į galvą gavau, ir aš kažkam užmečiau į galvą plaukdamas, tai žodžiu. Bet gražu pasižiūrėti. Ir biški liūdna tada pasidaro, kad kai pagalvoja, kad kiek mes tų koralų išnaikinom iš tikrųjų, tai nes jie belia kaip gražus iš tikrųjų, bet matos, kad biški pasėdė tokia, nebe tokia spalvoti ir panašiai. Tai plauksim neužilgo toliau, dar turėtų, man atrodo, 3 spotai būti, kur turėtume sustoti. Vienas iš jų turėtų būti ryklių krantas, tai labai tikiuosi, kad kažkur ryklių pamatysim. Ir dar vienas dalykas, ką norėjau papasakoti, vakar plaukdamas jau namo, buvo belia kokios bangos, kokių 3-4 metrų. Ir reikėjo plaukti kokią pusę valandos, gal net valandą. Ir mane žiauriai pradėjo pykinti. Bet aš dar tabletę buvau užgėręs, bet jau vis tiek buvo belekas. Galvoju, blemba, gal jau šiandien taip nebebus blogai. Ir mes sėdam ir ta mūsų šiandien valtis dar mažesnė, dar labiau ją tampo ir bangos beveik tokios pačios didelės. Bet už to žiūrėkit, koks mėlynas, koks baltas mėlynas. Mano juoda koja prieš to baltą smėlį. Labas rytas, laba diena, draugai. Eilima šiandien snorklina, šiandien aš ilsiuosi. Ir aš nusprendžiau, kad aš noriu užsakyti maisto. Coconut soup su ryžiais ir tada dar mango sticky rice. Of course. Dabar monopolio žaidimas, vėl paskaičiuot, kiek čia viskas kainuos. Aš sumokėsiu 315 batų. Tai man kažkaip reikia pabandyti be gražos arčiausiai padaryti. Kad ateitų kurjeris ir tiesiog išeitų. 320. Uždariau piniginę ir tiesiog 50 batų. Tapo dabar unique. Be dalytės pinigų. Ir jie turi labai keistą kažkokį dalyką, kad jie tiesiog rašo ant pinigų. Tipo, jie jaučiu kažką skaičiuoja ir po to tiesiog rašo ant pinigų. 400 ar kažkas. Ir labai daug tokių pinigų buvo. Like, hello?
Norėčiau pasidėti balkonį ir pafilmuoti kažką papasakot, bet ant tiek didelis vėjas dabar ir tos bangos taip daužosi. Tai jokie mano mikrofonai jau nebevalaikys tą vaibą, nes aš net jeigu sėdžiu balkonį ir tiesiog pasijungiu telefoną kažkokį reels ar kažką pažiūrėt, tai aš net negirdžiu nieko. Maždaug, kad mano ausis ir taip pusiau mirus yra, tai aš ir taip nieko negirdžiu. Bet aš jau skroviau daiktus, išploviau tapkes, viskas skroviau, palikau tik tos dalykus, kur reikalingi bus šiandien. Ir rytoj mes išplaukiam į Bankoką. Bet tam, kad į Bankoką dasigautum, reikia dar su valtim plaukti iki vieno miesto ir iš ten skristi iki Bankoko. Ir tada mes pabusim dar porą dienų Bankokė ir tada jau skrisim namo. Labai keistas jausmas šitą sakyti, bet vis tiek atėjo laikas važiuoti namo. Ir visų pirma noriu parodyti, kaip atrodo delivery. Nes šiaip aš jau pripratau prie šito, bet va taip sriuba deliverina. Tokiam burbuliuke. Čia prie sticky rice tas padažas. Tada. Bet man viską va taip tiesiog į rankas davė. Ryžiai prie sriubos. Ir mango sticky rice, kuris šiaip jau su padažu. Lemba, kad neišbėgtų, o taip. Bet dar ir papildomai dėjo. Tai įjungsim YouTube'ą, žiūrėsim ir valgysim, pietausim. Nu va, tokia sriubytė graži. Su ryžiais ir su YouTube'u valgom. Tiek padažo pridėjau. Belenkiek. Mango pas mus. Gerulis. Labai daug atsiliepimų buvo, kad geriausias sticky rice, kurį valgė saloj. Tai pažiūrėsim, kas čia bus. Gerai, gal ir nemalavo. Tikrai labai skanu. Belenkaip skaniai. Ir ryžiai, ir viskas, ir nesausa. Šito aš labai pasiilgsiu. Prasidėjo labai didelis lietus, labai. Ir labai didelis bangos, o Irimas vis dar vandenyje. Ojoj. Keliauju jau namo. Iški sunku šnekėt, nes iški audrą papuolėm plaukdami atgal namo. Nu, taip, nebuvo audra, bet lyjo ir belekoks vėjas buvo. Tai spėkit, ką dabar žiauriai pykina. Jau biškį atsigavau, bet vis tiek dar yra šitas. Tai smagumėlis. Bet ką galiu pasakyti, kad snorkelinimas žiauriai gerai praėjo. Nepamačiau ryklių, bet pamačiau daug gražių žuvų ir tokių įdomių žuvų, kaip pufferfish, pavyzdžiui. Tos, kur įsiplečia ir pasididina. Pamačiau vėžlius, du skirtingus vėžlius. Ir man labiausiai, kas patiko ir ką labiausiai aprišeitinu, kad pamačiau, aštunkojį. Kad aštunkojį pamačiau, tai čia insane, nes aš plaukiau jau atgal į valtį ir kai plaukiau atgal į valtį, tiesiog laukiau eilėj, kol sulipt ir ten prie manęs buvo tokie koralai. Ir aš tiesiog žiūrėjau į tos koralus ir kažkaip matau kažkas pajudėjo. Ir aš nesuprantu, kaip pajudėjo. Ir tada pakeitė tas aštunkojį spalvą ir nuplaukė į kitą vietą. Tai čia taip insane buvo ir mačiau, kaip jisai keičia savo tas spalvas ir prisitaiko prie aplinkos. Ir tipo, tu žiūri, jisai nuplaukia į vieną vietą, taip prisitaiko, kad sumirksi ir nebematai tu jo. Kol vėl nepakeičia vietos. Čia jaučiu labiausiai nustebino ir labiausiai patiko. Jeigu ką, aš labai stataus kalnų dabar lipu ir šneku. Ir lyja dar tuo pačiu metu. Ir tai žodžiu, smagumėlis. Kuka! Все? Važiuojam iš Kotao. Kotao is over. Taip, važiuojam tokiam va. Taip, taksai čia atrodo. Važiuojam į Bankoką. Nu kaip važiuojam. Dabar važiuojam, po to plaukiam, po to
važiuojam, va tas skrendam ir tada Vėl važiuojam. ir vėl važiuojam. Atvažiavom į oro uostą jau. Valgom savo pietus ir jaučiu ir vakarienę pusiau. Ir laukiam skrydžio. Toks mini oro uostas. 0 žmonių. Atvažiavom į Bankoką, biškį nesąmonę su bookingu, tai turėjom dar aiškinti. Matot, koks žmogus nepatenkintas, o iš viso. Nes turėjo pinigų sumokėti. Taip. 14 aukštas mūsų. Oi, kažkaip čia tyliai. Einam. Pas mane pasvardas nuo Wi-Fi'aus Ivo. Jeigu žinot, tai žinot. Jeigu nežinot, neįdomu. O, mūsų kambariukus. Mūsų daiktus atneš. Šitas. Nu, čia atsidarai tu. Opa. O. Mano, pažiūrėkit, kas čia. Welcome, Mrs. Karolina Ivanova. O, žiūrėk. Čia honeymoon'as mūsų? Taip. Aww. Congratulations. Aww. So cute. Va, toks view visai neblogas. Tulikas ir vonia. Čia gali atidaryti arba uždaryti tuliką. Vonia, vonios kambarį. Atsivedė mane į japonišką vietą. Kažką čia valgysim, kažką čia gersim. Įdomu ar patiks, nes man valgysim ramenus ir man 2 kartus, kai atvalgiau, man jie nepatiko, įdomu ar dabar patiks. Tai va, čia profesionalas sėdė. Mat labai patenkintas, nes viską supranta, aš nieko nesuprantu. Pirmas ramenas, visada airimai pirmam, aš tai nieko negaunu, tiesiog va, tokia va. Ir atnešė mano. Tokia va. Kepurės tokios. O spėkit, kas laimėjo. Aš laimėjau. Susiruošti tyrinėti Bankoką. 2 valandas. Ką 2 valandas? Ruošiamės. Mes ir baseinė buvom, ir pūlą pažaidėm, ir tada susiruošėm pilnai. 2 valandas ruošiasi. 2 valandas. Netikėkit. Netikėkit priešais tuos. Viskas. Važiavam. Būsi setimi. Juk gyvenimas netoks. Reikia būti savimi. Netikėtai priešais tuos. Mes einam tyrinėti Bankoką. Vėl atėjom į... Vėl. Oi. Vėl norėjau sakyti, kad vėl apipisinėja, kad moteris turi būti su apdengtom visom nesąmonėm. Tai aš gerai, kad sijoną su savim turėjau. Vyrai, O kaip vyrai, nori, galėčiau nors- nuogas ateiti ir nesvarbu niekam. Jo, čia dar iš Dubajaus laikų, kai aš pastoju turėdavau skaras pirkti. Ir jokių sijonų negalėjau nešioti normaliai. Tai vadinasi, aš vėl, aš dabar su 2 sijonų jau kapo apačia dar vienas sijonas yra, su kurio aš originaliai buvau. Čia ant kiekvieno kampo tokie fotošiltai vyksta su aprangom. Va. Čia. Čia mano patience.
žiūri, labai gražu, bet vis tiek įdomiausias šitas dalykas yra. Ir mes dabar, kad persikelt nuo šito į kitą pusę, už 13 centų žmogui, už 13 centų, euro centų, važiuojam su laiveliu. Bet vandens spalva tai kaip taitį. Gridai. Kaip visada eirimui pirmam, nesvarbu jau koks dyšis, tiesiog va čia kokosas smūgiai už eurą. Eurą 2 kokį. Normaliai va čia dydis toks. Skanu? Bet ne pats skaniausias. Labai daug ledukų. Bet euras. Jo, jeigu už eurą labai gerai. Daug labai skanu, bet čia tiesiog ledukai. Su biški skoniu man. Ir iki čia buvo pridėtas, tai maks nesąmonė, nes aš va tiek liko, aš jau nebenoriu. Literaliai visą porciją. Tai žinokit, jeigu čia netyčia būsit, nežinau kur, kaip paaiškinti kur, prie vandens purvino. Tai neimkit. Atėjome į Michelino guided restiką, bet valgysim gatvėje, nes tik tai kavai čia yra. Ne, dabar užsidaro. Dabar atėjom tokiu metu, kad užsidaro. Žus kaip karšta. Jeigu ką, Michelino maistas čia daromas. Va čia, va, tiesiog vidury kažkokius prie šiukšlėdės. Ir Michelino maistas prieiname. Kai tas eirimo maisto apžvalgininko review. Labai gerai. Labai gerai. Mes žinojom, kur einam, bet, ta prasme, šitą vietą tiesiog randam kažkokiam skersgatvį, vidury niekur. Ir mes tiesiog valgiam gatvėje, atsisėdę Michelino gaidą nuo 19 metų, kiekvienais metais iki šių metų gauna. Ir aš sakyčiau, tikrai yra už ką, nes belia kaip skanu. Vienas dalykas patiekale turi skonį ir jisai duoda kažką. Ir gerai labai išdirbtas skonis. Ja. Labai patiko, kartočiau, bet pažiūrėkit, koks dangus. Jo, gaila, tik vieną dieną esam, tikrai grįžčiau dar pakartot. Ir pamiršom paminėti, kad mūsų patiekalai mano kainavo 3 eurus, Karolinos kainavo 2 eurus. Tai mano 100 šiam batų, jos 105 batus. Nu tai maždaug po 2-3 eurus. Į antrą Michelino vietą atėjom, kur mango sticky rice daro. Va šitaip excited laukia. Michelino rekomendacijos sticky rice. Įdomu, kiek blogai bus ar gerai. Bet atrodo iš tikrųjų nelabai gerai. Na, Tai būtų taip labai vidutiniškai ir aš nežinau, kaip čia Michelino galima daryti. Thank you. Nieko nesiskiria. Nieko. Daug pigiau, daug fainiau valgiau. Ir namo atvežė dar. Ir dar namo atvežė dar. Bet normaliai. Bet skanu. Skanu, bet nėra kad kalba. Va, mūsų Michelino turas baigęs. Nes nežinau, ar mes kažką dar Michelino valgysim, nebent netyčia pamatysim kažką. Bet desertui ką tik suvalgėm sticky mango rice. Kaip netai pasakiau, mango sticky rice. Bet mūsų ekspertų nuomonė, jo, nu taip, skanu. Mango tikrai žiauriai raip ir skanus. Bet man, pavyzdžiui, ryžiai per daug guminiai buvo. Ir padažo man per mažai buvo tos. Jo. Tai kaip už tokią kainą, sakyčiau. Nu, normaliai, bet tipo experiences, bet nėra, kad aš norėčiau grįžti. Jo, same. McDonald's review. O kad su izolkiu, o taip pat uždaryti. Jo, tai šitie irgi buvo su izolkiu uždaryti. Čia kažkokios bandelės tokios, va. Kažkokį žalią padažą su tom bandelėm valgyt. Ham and cheese pie. Va, čia dariau tas padažas. Tada corn pie. Cause we are feeling corny. Pineapple. Yes, please. Samurai burgeris. Kas yra Toks su porku. Čia cheese bitesai. Dar hot fried chicken. Aš ant apsivėmimo ribos jau biški, bet Airimas vis dar ragauja viską. Tai trumpai galim papasakoti, padažas šitas neblogas. Ne, šitai geras. Čizas geras. Fanta. Aš declininu Tailandą už tai, kad neįmanomas rasti normalios fantos, visas su skoniais, bet tokiais lievais skoniais. Turiu braškinę gerti, nors aš apšiai nemėgstu braškinės fantos. Ir čia vienintelė. Tavo burgeris, sakai, geras? Jis geras, bet, nu, tipo,
Mid geras. Tik 6,5. Ir pyragėlis su mėsa ir sūriu. Labai nesąmonė, tiesiog kaip sumuštinis crispy. Pineapple man labai patinka. Jeigu būtų Europai, manau, pirkčiau. Dabar ragausim su kukurūzu pie. Man atrodo, bus labai neskanu. Kažkodėl. Ne, neimpress apšė. Ne, palauk. Labai įdomus skonis, bet iš gerosios pusės įdomus. Nes man labai patinka kukurūzas virtas. Man nepatinka. Bet jeigu tau kukurūzas nepatinka, tai nepatiks šitas. Labai įdomu, nieko panašaus nesu niekad valgęs ir man labai keista, kad yra skanėstas su kukurūzu. Bet... Nu jo, įdomu, bet aš nevalgyčiau. Šitas, kuris su tokiu padažu, kur aš galvoju, kad čia bus wasabi kažkoks, bet čia saldus, bet man irgi nepatiko. O man labai patiko, kaip čiūros. Gerai. Iki mes važiuojame į Mutajų. In the form of a challenge and a competition. It was entertaining. Žodžiu, išėjom iš Muitajaus. Nežinau, kaip net paaiškinti. Čia kito lygio experiences buvo. Aš visą laiką, aš nežinau, 2 valandas sėdėjau va taip tiesiog, sukandus dantis. Nes aš toks jausmas buvo, kad su manim čia mūšis, o ne jie tiesiog mūšis. Insane. Kartotum? Tikrai kartočiau, tikrai rekomenduoju. Prisipirkome jau nesąmonių visokiausių Muitajaus merčio. Bet insane. Ir čia šitoj vietoj, čia pirma vieta, kur tik atsidarė Muitajaus kovų. Insane, aš net negaliu, žodžių neturiu. Insane, tiesiog insane. Tai 10 iš 10 vertin? Jo, tikrai. Nice. Norėčiau, aišku, kad kažką atjungtų, bet buvo porą kartų, kai jau vos atjungi ir ten kraujai, nekraujai, ten į plaučius ir viską, žodžiu. Žodžiu, rekomenduoju, važiuojam dar. Atvažiavom į Chinatowną. Taip, yes baby, yes. Taip, atvažiavom. Ir galimai mus vežė Ladyboys. Galimai. Ir už 8-6 batus nuvažiavom, čia yra 2 eurai. Taip. Einam ieškot maisto kažkokio crazy. Nu ką, mėly sekėjai, paskutinis ragaujam chuinę su Airimu šitoj kelioniai. Ir dėl jūsų esu prisižadėjęs, kad valgysiu skorpioną. Tai va, nusipirkau skorpioną. Vienintelį radom, kas visam labai keista, galvojau, čia bus belekekių, bet vieną tik radom. Pradėsim nuo šitų, nu da, pasiruošus? Be skonio. No, oh no, oh no. Skonio visiškai nesąmonė. Nesąmonė, tai nevalyk. Tai yra super. Bet žiauriai sunkiai kramtas. Nesąmonė visiškai. Diba, neapsimok. Labas rytas. More like po 3 kiam. Mes nuėjom kokią po 12. Grįžtam į Vilnių atgal.